Labas rytas, mėly bičiuliai, kolegos miškerės broliai. Rugsėjo vidurys, bet vasara pietų Prancūzijoje dar nepraėjo. Vis dar šilta, dabar 17 laipsnių. Prieš 15 minučių bažnyčios varpinė pramušė 7 valandas. Ir aš pasiėmęs 2 kotus šaminius, kvaklę, tikiuosi pas manim čia net vietoje, tiek kvaklė vietoje, supakuota turi būti vištų kepenėlis, išplaukiau į Agdė Lero upės žemupį, pakvaksėsiu ryte, ruošiausi važiuoti į ežerą, bet pažiūrėjau prognozę, šiandien ežere bus stiprus vėjas, ten sunku, tai aš čia vietoje kilometras, aš daug kartų pasakojęs apie šitą vietą, čia 2 duobės ir palauksiu traukinio. Čia 2 duobės, aš jas praeisiu, pasižiūrėsiu, nors paskutinėje žvejyboje, kai buvau, tai kibo ne duobėse, kibo plokštumose. Reiškia, šita plokštuma vadinama, vyraujantis gylis yra 5-6 metrai. Už 2 kotus, 1 kotą leisiu maždaug 4 metrai, pastovų gylį laikysiu, antrą kontroliuosiu palei dugną. Ir ką, pradedu pakuotis ir dėsius. Susirašinėjau, kai pradėsiu dirbti. O pasileidau, kaip minėjau, 4 metrai. Šitas dabar 5,5 maždaug, bet tai čia vadinasi, nežinai, pradedu dirbti. Srovė yra, bet nedidelė. Man nemaišys prieš srovę plaukti. Aš kol kas praplauksiu prieš srovę, tą visą atstumą, nerinkdamasis. Iš pradžių nesirinksiu duobės pakraščių. Šiandien nusiteikęs apie 4 valandas plaukioti, tai normaliai 3 plaukioju. Pasižiūrėsiu aš, kur kibimai bus. Ten tada ir orientuosios. Pirmas porą minučių ir pirmasis nuėjo. Buvo kibimas, gražiai patempė, bet nuplėšė. Buvau kirstelėjęs. Ja, žadantis rytas, bet nepasikirto, bet jaučiau, kad ne pats sliekelis. Pakartosiu, vat 3 minutės. Ir taip neblogai šiam kirstelėjau. Čia tokia nuo kranto matosi žvejybinė vieta paruošta. Irgi matomai šeriama. Ir žuvis čia koncentruojasi. Šamas ir buvo. 0,1.
Laikrodis muša 8 valandas, aš jau 45 minutės, vienas grįžtelėjimas pačioj pradžioj. Iki 11 reikia pažvejoti. 2-0 mažiuką kėliau į viršų, pusę vandens prikėliau, pusę gylio atsikabino, bet mažiukas, visiškai ten kilogramas. Vėl prieidinėjau, kad tik prie savo briaunų, čia jie atsiranda. Perėjau per duobę ir nieko. Vėl dabar per kraštą kitos duobės. Va čia atplaukiau į žvejybines vietas. Čia būna prišerta. Ir laikėsi čia šamokai. Didelių čia nepagavom. Bet tokių iki 10 kg čia būdavo. O tenais va toliau. Už 400 metrų tai rekordinis, čia 2,17 buvo ištrauktas šitos upės šamas. Bandysiu šitą pešartoj vietą pasisukinėti ir pakilsiu į viršų. Oras puikus, bet su kibimais kolikas man liūdna. 2 grįžtelėjimai ir abu pajaučiu ir nuėjo. 3 kibimas ir va, koks varliukas. Gyvenčiam. 5 prisilietimai, 2 nedidukai vėl. Bet va šis kas įdomus, pirmas kibimas, maždaug 4 metrai gylis buvo paleistas. Tai šitas gylis buvo, čia dabar apie 7 metrus, 3 metrai nuo dugno, kilo į viršų. Maksimaliai priversta. Sustabdys. Dirba. Čia viskas grįžau prie tuo ruožu, nuo kurio pradėjau. Netoli tilto. Ten labai staigiai. Ir ten prie žvejybinio posto buvo kibimas. Priėjau ir plaukiu. Kur pradėjau, ten ir baigsiu.